Šventą Jurgę smakas. Kitą kartą viens karalius, kur ten radęs labai gražią varlalą. Parsinešęs namo, įlaidęs į sklainyčią. Tatoj pilna priaugus tos varliukės. Paskui įlaidęs į bliūdą, į tas toj pilns priaugęs. Daugiausiai laida į šulinį, į tas priaugęs tos vienos varliukės. Į šulinį išgriebė įlaidę į koželką priaugus. Paskiau iš tos koželkos nukeldinė į prūdą, į tas prūds pilns priaugęs. Tai tas buvęs smaks, katrą švents Jurgis nudūręs. Tas smaks iš visų pamilijų jau buvęs po žmogų prarijęs. Nu, ėmė visi rėkt ant karaliaus, kodėl iš jo pamilijos danėsa nė vieną prarytą. Karalius ir pastatęs savo dukterį. Tai švents Jurgis tos karalaitės pasigailėjęs ir nudūręs tą smaką. Švents Jurgis buvęs turtings, su savo dvarais, už tai ir karalaitės gailėjos. Buvęs dajauns, už tai musėti ir gražias panelės mylėja. Bet kad tas šventasis būtų tą karalaitę apsipačiavęs, tai būtų bobų Biblija tyl. Užrašė Matas Lančiauskas. Kaip seniau gydydavos. Jei kil mėdžiai ant akių, reikia irgi pabakštyti su grūdeliu tą mėžį, o tą grūdą atiduot sulės kokiam paukšteliui. Kylančią šunvatę reikia patrinti su duona, įduot šuniui suėsti. Jeigu suė, tai šunvatės nebekils, o jeigu nesuė, tai reiškia kilsi toliau. Papasakoja Gražina Patiekaitienė, užrašė Gečaitė ir Drankauskaitė. Paskaitė Agnė Marcinkevičiūtė. Prieš 100 metų mūsų krašte nakvynės kainos. 1924 m. balandžio 29 dieną Joniškio valsčiaus ir miestų butų komisija nustatė kainą už Joniškio mieste esančių viešbučių numerius. Už numerį su lova po 5 litus parai, už kiekvieną pridedamą lovą po 3 litus parai. Rugpjūčio 6 dieną Joniškio valsčiaus ir miestų taryba nustatė mokestį kariškiams ir policijos tarnautojams komandiruotiems tarnybos reikalais. Už kambarį su lova 0,5 lito, už pridedamą lovą 0,5 lito. Iš Lietuvos Centrinio valstybės archyvo fondų parinko Giedrė Lastauskienė, perskaitė Juozas Šalkauskas.